Mėnulio jaunaties žinutė ir energijos, daug įvairių sutapo įvykių rugsėjo 21 ir Saulės užtemimas ir Mėnulio jaunatis. Taigi pasižiūrėkim, kokią žinią siunčia, kad tai yra kažkoks užbaigimas tam tikros situacijos, kad tu lyg gavai kažkokį patvirtinimą, diplomą, liks to Saulės užtemimu, kad vienas etapas baigtas, kad tu jau tai pabaigiai ir dabar matyt tikrins visata, kaip tu išmokai tas pamokas su Mėnulio jaunatim, kasgi ateina. Ateina patikrinimas, kaip tu moki dalintis, kaip tu moki susitvarkyti su įvairiom sudėtingom situacijom, iššūkiais, neiškumais, kaip vidinės įvairios baimės iškils, ar tu išliksi draugiškas, mylintis, atviras žmonėms, ar tu neužversi savo širdies ir piniginės. Matosi tokia situacija ir kiek tu pasitikėsi savo intuiciją, kad jeigu iškils kažkokie klausimai, ar tu rasi atsakymus, ar tu eisi tenai, kur tavo svajonė, ar neuždarysi durų. Matosi, kad tokie bus iššūkiai, patikrinimai, kad su Mėnulio jaunatim ateis ir situacijų galimybės realizuoti tam tikras svajones ir jūsų intuicija kvies jūs tenai, bet taip pat bus ir tam tikrų kliūčių. Ne viskas taip ir sklandžiai, kad tos pamokos bus vis dėlto tikrinamos, kaip jos išmoktos, kad jau jūs pasiekė tam tikrą lygį ir turėtumėt praeiti tas pamokas ir kasgi jums padėtų. Tai tikėjimas, atsipalaidavimas, nulinis arkanas, tai reiškia, kad aš tikiu visata, kad jinai man suteikia viską, ko aš noriu ir kad eiti į gyvenimą taikiai ir matau čia balandis ir pas mane bent keli čia taikos balandžiai, tai turbūt ta taikos energija, toks gyvenimas be pykčio ir pasitikėjimas pasauliu padės jums.